matai, kaip užsikaičiavęs. Ne, tai aš supratau, kad jau dar. Tos ir gerai. Va, čia, matai su girtokiu varo. Taip, dirbė šitas. Aš irgi matė šiaip. Roleksas šiaip. Palauk, viskas gerai. Tu karočią lopas. Pats tu lopas. Davai aš to pintinės perduodu, aš varau namo. Jeigu švelniai suk toliau, Jo, turi lengvai. lengvai labai. Ne. Gerai, o tada dar. Nu, reikia dėkti. Tai va, pusė 10. Situacija tokia. Buvo pabėgęs degimas. Modė atstatė degimą. Myša atsigėrė alaus. Kaip ir viskas. Kaip ir pabaiga, tuoj bursim. Iš šūdo padaryk mašą. Kas skaitys aprovaną. Bet jau tiek padaryta, nesimok. Kai va tavo motoriuką. Aš čia atvažiuotų, manau, kaip mėgsta. Neinu su kododė, negali į kodinką užeiti. Nei online, nei kuo. A girdi, bijungsim krekždė vykas. Oro srautas be oro srauto dirba, kaip to talpinė yra. Yra. Tai suprantu, gerai, viskas iki. Ble, pas mane nenukalbė. Gražu. Tik. Nu, komentaras. Aš ką dirbė, nu aišku, kaista motoras, liga jau, vandens trūksta. Tai kad lyja, vandens yra. Viskas blogai. Naktį nemegojom, rinko motorą. Šiandien į treniruotės pirmasis spėjom, nes kaito motoras, suleidom kokių... Ble, 2 litrų, manau. Nu 4 skanės supiliu. Telenkėk vandens, Ir tada dabar lygtai nusiorino, dabar bėga į pirmą babiną tepalas. Nes vakar nekeitėm jokių tarpinių. Jo, nes Ne, nebuvo laikys, laiko. nu, žiūrėt. Bet buvo neprisuktas šitas varžtas, mes jį prisukom. Žodžiu, dar reikia minusą uždėti. Ir va tiek, nu dabar čia biškį valom, nes turim laiko ir... Kiek turim laiko iki treniruočių 2 sesijos? minutės. 13:40. Oi, dar kartą perimt galim. Tai dar spėsi pačiupinėt rasą. Bent jau biškį reikia pabandyti. Kas ten? Nežinai, nepabandysi, nesužinosi. Supratau. Netepsi nevažiuosi, sakė. Zalyvkės į pirmą cilindrą reikia.
Ketvirtadienis, penktadienis, po darbo, garaže iki 12 ketvirtadienį, penktadienį iki 1. Miego 4 valandos, atvarė čia, praleidom visas treniruotės pirmą sesiją, nes kaito mašina. Suleidom kokių gerų 20 litrų, Pytose prisiskolinom, iš visų reikės atiduoti skolą. Tai tokia situacija, paskui pradėjo stebuklingai nebekaisti. Suvedimas prieki buvo nuleistas traversas, gale prieš tai tvarkė važiuoklė nuleistas, suvedimo nerasta. Kas dar blogo? Per viršutinį dangtelį bėgate palaidas ir pakeitė per Pytės jau vakar. 1 valandą nakties aš negalėjau 2 varžtų prisukti buvo. Treniruotės 4 važiavimai. Nedaug, trūksta. Nežinau, kokius ten pedalus, ant kurio posūkio reiks spausti. Bandau taip, kaip gaunas, taip važiuojam. Kvalifikacija. Galime pasidžiaugti už jo pirmąjį važiavimą ir dabar matome trasoje riedantį Rolandą Mišauską. Gražiai datraukė 5-ąją clipping zoną Rolandas. Kiek nepavyksta datraukti į 7-ąją, pasikampuodamas atrodė, bandė datraukti kuo arčiau, bet persistengė šiek tiek jis. Normaliai, biškai užkampavau, 74 taškai. Tai 5 važiavimas, šitoj išdidintoj trasoj, nelabai velia karšta, limpo padangos 3 barai. Tiek, laukiam kvalifikacijos antro važiavimo, bandysim 8-5+. Mašina nekaista, viskas gerai, pradėjo kai buvo jungta vairolazė, vairas klibėt labai mane nervuoja. Gale važiuoklę sutvarkė, pakeitė tą poliretaną išplyšusi, kur praeitam video yra, pažiūrėkit. Tai va, tai žodžiu vis tiek ten kažkas barška, tarška, nežinau. Techninė komisija šį kartą daug rimtesnė. Tai kaip praeitus kartus tik sakė, nusipjaudus lintuvą, nusipjovau, pasirodo dabar jau dar reikia dalykų pasidaryti. Tai žodžiu, reikės padirbėti, padarysim tvarkingai, bet viskas dėl saugumo. Saugumas yra liuks pirmoje vietoje ir mes už jį. Tai va, laukiam valos antro važiavimo ir bus didesnė šypsena arba mažesnė, labai karšta. Tai viskas laimės. Tai pasikartosiu dar kartelį tas labai džiugias naujienas. Vytautas Šimėnas su 95 taškais užkopė į pirmąją kvalifikacinę poziciją. O dabar ką tik važiavęs Deividas Liukpetris susirinko 78 taškus, kas reiškia, jog 8 taškais pasigerino savąjį rezultatą. Ir dabar matome 49 startinis numeris Rolandas Mišauskas, kuris pirmojo važiavimo metu susirinko 74 taškus. Labai agresyviai bandė išpildyti 7-ąją clipping zoną, kurioje šiek tiek persistengė šiandieną ir pasitiesina. Tad klausimas, ar teisėjai neįvertins nuliuku. Ir taip, dėja, bet esu teisus. 7-ojoje clipping zonoje išsitiesino per stipriai Rolandas ir 0 taškų yra skiriama jam antrojo važiavimo metu. Važiavom antrą kvalifikacijos važiavimą. Ten, kur nedatempėm, tai datempėm per daug ir įsitiesinam. Tai 0, bet mašina atlaikė, viskas normaliai. Įtemptas buvo 2 naktis ir šita diena. Tai manau normaliai. 3 buvom surinkę po 74 taškus, tai visi 3 buvom 32. Bet pagal reglamentą kažkuris iš jų buvo pirmesnis 32 negu aš. Tai va. Tai ką, šiandien pabaigiam ties šiuo dalyku. Turim vėl tradiciją. Tai biški šį kartą krepštelimas buvo per didelis ir įsitiesinam. Tai va.
Nieko, kitą kartą grįšim bus geriau.